Pirmiausia, pasitikrinam, ar viskas veikia. Einam į savo robotą, pasikeičia vaizdas jau į sniego pūtiką, einam į valdymo pultą, atsirakinam, pažiūrim, ar kilojas, čia yra roboto pusė, pažiūrim, ar lankstos mūsų kepurėlė, ar sukas visą triubą, veikia pats pūtikas. Iš esmės tai yra visos funkcijos, kurios reikalingos mūsų sniego pūtimui. Taigi visos funkcijos veikia. Be abejo, galima sutepti trosą su silikoniniu tepalu, ne su WD-40, nes išplauna viską, bet su silikoniniu tepaliuku. Ir tiesiog galėsim sudaryti žemėlapį. Bet pirmiausia, reikia pakeisti krovimo stotelės vietą. Taip, parsinešiu krovimo stotelę iš kitos vietos. Ir kadangi pakeista krovimo stotelės vieta, ją reikės pririšti. Parsivarom robotą ir pastatom ant krovimo stotelės, tam, kad galėtume sukurti naują krovimo stotelės vietą. Gera žinia žiemą, kad galima suktis nulinį posūkį, ką paskui ir parodysiu. Kada krovimo stotelė vietoj, mes galim pasitikrinti, ar GPS-as yra. Esam prie pat pasto, reikia pasitikrinti. Einam į savo kiemą, einam žemėlapį redagavimą ir spaudžiam pliusą, nes pridėsim naują krovimo stotelės vietą. Pasirenkam Docking Station ir tiesiog vedlys dabar mus praves visą procedūrą, kaip sukurti krovimo stotelės vietą. Taigi, esam maždaug 2 metrai nuo pastatų, didelių medžių, didžiulių kliūčių, spaudžiam pradėti ir matom, kad mūsų Bluetooth signalas yra stiprus, GPS signalas yra stiprus, spaudžiam Here it is, štai jis, ir pririša krovimo stotelę būtent šitoje vietoje. Taigi, mes dabar, kadangi darom video, nieko nepritvirtinsim, bet iš esmės yra 6 skylės ant krovimo stotelės, reikėtų įgręžti į žemę arba į betoną, žiūrint kokia danga. Ankeris arba medvaršys yra komplekte. Spaudžiam toliau. Ir mums reikia išsaugoti krovimo stotelės vietą, nes mes jau stojam geroje vietoje, spaudžiam pradėti. Mes galim padaryti posūkio erdvės testą, tai robotas pasivažinės, pasisukinės. Šiuo atveju mes to nedarysim. Spaudžiam išsaugoti poziciją. Ir robotas išsaugo krovimo stotelės vietą naujai. Nepamirškit, kad jeigu paliksit šitoj vietoj ir naudosit žolės robotą žolės pjovimui, jam reikės nurodyti naują kelią iki pjovimo zonos. Spaudžiam baigta. Ir dabar mes galim sudaryti būtent sniego pūtiko žemėlapį.